Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Šiandien papasakosim apie automobilį, kuris anot jų kūrėjų turėtų sukelti tikrą perversmą vienatūrių rinkoje. Tai antroji Opel Meriva karta. Nežinau, ką mano vokiečiai, tačiau aš jų vietoje tokiais teiginiais nesišvaistyčiau. Opelis gyrėsi, kad jie pirmieji 2003-aisiais sukūrė nedidelį vienatūrį, kai visuomeniai pristatė pirmos kartos Meriva modelį. Tai netiesa, tačiau Meriva turbūt buvo pats populiariausias iš tokio tipo automobilių. Pirmos kartos Merivų pirkėjai įsigijo daugiau kaip 1 milijoną. Beje, tai buvo vienas patikimiausių Opel modelių. Paprasta konstrukcija ir nedidelė kaina šio automobilio populiarumo paslaptis. Kurdami antrosios kartos Meriva, vokiečiai norėjo sukurti ką nors didesnio ir prabangesnio. Taigi prieš jūsų akis nauja Merivos karta. Tai 1,5 centimetro ilgesnė ratų bazę turintis automobilis reiškia, kad jis gerokai talpesnis. Senoji Meriva buvo gaminama ant Corsa bazės. Naujai pritaikyti Zafira modelio važiuoklės elementai. Automobilis išėjo vykęs, įsimintinas dizainas traukia akį. Jis ne veltui pateko į finalinį Lietuvos metų automobilio septynetuką. Daugelyje šalių rengiamuose metų automobilio rinkimuose Meriva tapo prizininku. Antros kartos Meriva pasižymi vienu unikaliu bruožu – unikaliomis galinėmis durimis. Vokiečiai jomis didžiuojasi, tačiau man tai atrodo paprasčiausiai pavojinga. Meriva yra puikus automobilis, tačiau dėl vieno dalyko aš ant jo pykstu. Ir būtent dėl šios priežasties aš jam daviau per metų automobilio rinkimus vos 1 balą. Tai netradicinės galinės durys. Pasižiūrėkit, kaip yra išlipama per tradicinės duris. Tarkim, aš skubu ir kad priekyje nėra automobilio, aš matau. Gale nematau. Taigi, aš atidarau duris, kas vyksta? Automobilis trenkiasi man į duris ir ko aš rizikuoju? Aš rizikuoju blogiausiu atveju pasitempti ranką. Nei mano galva, nei koja nenukenčia. Nukenčia, žinoma, automobilis, bet tai jau draudimo reikalas. Pažiūrėkim, kas vyksta įsėdus į galą. Beje, labai patogu įsėsti ir išlipti taip pat. Šeimyninis automobilis, dažniausiai gale sėdi vaikai arba uošvės. Taigi, išlipam iš automobilio. Priekiai matom, nėra nieko ir nieko baisaus. Taigi, aš lipu iš automobilio sėdėdamas gale. Ir kas atsitinka? Priekiai aš matau, kad nėra mašinų, o gale atvažiuoja automobilis. Ir labą dieną. Taigi, aš netinku kojos, netinku galvos. Apie ranką aš jau net nekalbu. Taigi, mielosios uošvės, praleiskim. Taigi, mielosios uošvės, būkite atsargios lipdamas iš Opel Merivos. Tiesa, apie tai labiau turėtų rūpintis mamos, nes dažniausiai šiuose automobiliuose važiuoja vaikai, kurie ne visada pasižiūri, ar važiuoja automobiliai ir skubėdami į mokyklą gali išlipti lygiai taip pat kaip aš. Galite sakyti, kad jos daug patogesnės ir būsite teisūs. Tokios durys atsidaro gerokai didesniu kampu, todėl taip lengviau montuoti vaikišką kėdutę ar paimti ant galinių sėdynių gulinčius daiktus. Tačiau vakariečiai jas vadina suicide doors, durys žudikės, o prieš pusę amžiaus jos buvo paprasčiausiai uždraustos. Meriva viduje puikiai Astra savininkams pažįstamas interjeras. Mygtukų gausybė iš pradžių kiek glumina, o kai kurios funkcijos dubliuojamos. Bet iš esmės tai puikiai organizuota vairuotojo darbo vieta. Čia gausu įvairiausių nišų ir dėtuvių, net 32. Be to tarp sėdynių galima užsisakyti bėgius FlexRail, kuriais viduryje esančią daiktadėžę galima nustumti į galą. Tai puikiai opcija damoms, kurios tarp sėdynių galės pasidėti rankinę. Opelis ir į Meriva modelius montuoja puikias sėdynės, kurios pagirtinai prilaiko kūną posūkiuose ir nevargina net ilgoje kelionėje. Ši Opel Meriva pasižymi vienu unikaliu dalyku, būdingu tik tai kai kuriems Opel modeliams. Tai yra specialus laikiklis dviračiams. Jį galima užsisakyti ne tik Merivai, bet Corsai, Astrai. Tiesa, jūs netenkate vieno dalyko, tai yra atsarginio rato. Štai, jo čia nėra, bet dviračių maniakai dėl to turėtų šokinėti iš džiaugsmo, nes jūs gaunat unikalų reikaliuką. Štai, patraukiam už rankinėlės. Na,
Na, ne iš karto pavyksta galbūt, bet patraukiam. Op, matot, kas atsitiko? Atsidarė toks dalykėlis, kuris išvažiuoja. Tiesa, yra trūkumas, kad jums reikės išiminėti valstybinius numerius iš galinių durelių ir kabinti juos štai čia. Arba užsisakyti papildomus valstybinius numerius. Ir va čia statosi 2 dviratukai. Fantastiškas dalykas, kurio gali pasigirti tik Opelis. Ir net neužsidaro, beje. Žinau, kodėl neužsidaro. Neužsidaro jis todėl, kad reikia rankenėlę atgal čikšt pakelti. O, užsidaro. Žiūrėkit. Na, taip per kokią savaitę turėtumėte atsidaryti. Tokį dviračių laikiklį renkasi kas 3 Meriva pirkėjas Europoje. Lietuvoje bent aš geriau rinkčiausi atsarginį ratą. Ypač dabar, kai keliai po žiemos taps itin duobėti, dažnai pasitaiko pramušti padangos šoninę dalį, o remonto komplektas nuo tokios nelaimės neapsaugo. Tad užsisakiusiems dviračių laikiklį gali tekti pagalbos keliauti dviračiu, palikus automobilį šalikelėje. Važiuoja Meriva ramiai, tai nėra sportinis automobilis. Niekas iš jo ir nesitikė įklumo. Variklių gama plati, galima rinktis variantus nuo 75 iki 140 arklio galių, su benzininiais arba dyzeliniais varikliais, automatinėmis ar mechaninėmis pavarų dėžėmis. Teko bandyti įvairius variantus ir nei vienu deriniu nenusivyliau. Na, gal tik su silpnesniu dyzeliniu varikliu suporuota automatinė pavarų dėžė kiek vangokai reaguoja į akseleratoriaus paspaudimus. Tačiau vargu ar į tai atkreips dėmesį damos, o būtent jos dažniausiai ir vairuos šiuos automobilius. Anksčiau į Meriva buvo montuojamas elektrinis vairo stiprintuvas, tačiau naujoje sumontuotas elektrohidraulinis. Jis suteikia kiek daugiau informacijos apie kelio dangą vairuotojui. Tačiau kartu išlieka ir lengvas, tad mieste parkuotis vienas malonumas. Automobilis gaminamas Opel gamykloje Ispanijoje, Saragosos mieste ir kainuoja nelabai pigiai. Pigiausia versija siekia beveik 50 000 litų, o prabangiau sukomplektuotos versijos su automatinė pavarų dėžė kaina gali lengvai peršokti net per 70 000. Ar verta jį įsigyti? Ir taip ir ne. Automobilis puikus ir kokybiškas, prabangiai sukomplektuotas ir išsiskiriantis, tačiau tos durys kelia labai daug klaustukų.